Knygos per 5 TV – tai erdvė, kurioje susitinka rašantieji knygas, kuriantieji skaitimo puoselėjimo tradicijas bei prijaučiantieji kokybiškai literatūrai. Tai vieta, kur žmonės dalijasi patirtimi, įspūdžiais ir rekomendacijomis apie perskaitytus bei atrastus kūrinius. Laidoje jūs laukia ne tik pokalbiai apie knygas bei reportažai iš svarbiausių literatūrinių renginių. Knygos per 5 TV – tai tavo gerų knygų gidas. Miela Rasa, jūsų kūrinys lengviausias, tai kvietimas leistis į romaną. Ar žmogus, kuriam nieko nereikėjo, jau romanas? Visi 3 romanai yra romanai. Tik tai dabar žanrų ribos yra taip ištirpusios, kad labai sunku apibrėžti tiksliai, kas yra romanas, kas yra trumpa istorija, kas yra ilga istorija. Taip, kad pavadinti galima kaip tik tai nori. Ji rašo kaip užsienietė, o kartais kaip vyras. Kaip vertinate šį pastebėjimą? Nieko nesuprantu, ką reiškia rašyti kaip užsienietė arba kaip vyrui. Kaip galima, čia yra visiškai stereotipiškas teiginys, lyg tai visi užsieniečiai rašytų kažkaip vienaip, visi lietuviai rašytų kažkaip kitaip, moteris rašytų vienaip, vyrai kitaip. Nežinau, ar taip iš tikrųjų yra. Skaitant jūsų knygas atrodo, kad jos parašytos labai lengvai, be jokių kūrybinių kančių. Ar tikrai taip yra? Nenoriu iš tikrųjų nuvilti nei jūsų, nei skaitytojų. Iš tikrųjų būtų gal ir gražu palikti tą visiško lengvumo įspūdį, kad aš tik atsisėdu ir viskas plaukia. Rašymas yra darbas, tai yra juodas darbas, aš iš tikrųjų labai daug ruošiuosi ir prieš rašydama labai daug skaitau ir rašydama aš dirbu, atsisėdu ir dirbu, jeigu nesirašo, vis tiek sėdžiu ir dirbu. Taip kad gaila, labai atsiprašau, kad sugrioviau šitą iliuziją. Darbas, bet tuo metu nenoriu pasakyti, kad tai yra kančia ir kad man reikia labai kankintis ir lipti per save. Taip nėra. Tiesiog noriu pasakyti, kad labai reikalauja daug pastangų. Stengiuosi nebijoti rašyti, ką noriu. Tai nėra taip lengva, kaip atrodo. Ko bijotės? Lietuva labai maža valstybė, skaitytojų labai mažai, labai daug yra asmeninio santykio. Ir nesvarbu, kiek aš kartų bekartočiau, kad aš tikrai nerašau nei apie save, nei apie jokį konkretų žmogų. Pirmas dalykas, kas atsitinka išleidus bet kokį romaną, visi pradeda ten ieškoti arba manęs, arba savęs ir klausia, ar čia aš iš tikrųjų, ar čia tu iš tikrųjų. Tai va, tas ribos nebuvimas tarp asmeninių dalykų ir neutralizuotų dalykų, jį gąsdinantis yra iš tikrųjų. Sakote, kad prototipų jūsų kūriniuose geriau neieškoti. Tad kas padiktuoja romanų temas? Gyvenimas. Manęs klausia, apie ką yra knygos, aš sakau apie gyvenimą. Nes viskas iš esmės yra apie gyvenimą. Knygos ne daiktai, o už jų slypinti žmonės. Sakėte, kad realių žmonių ten nėra. Mano romanų veikėjai yra kaip santraukos. Iš sutiktų tūkstančių žmonių aš padarau vieną, atrinkdama iš jų kažką. Mane visada nustebina skaitytojai, nes jie mato arba daugiau, nei aš norėjau pasakyti, arba mato visai ne tai, ką tuose veikėjuose ar situacijose matau aš. Tad klausiu tiesiai šviesiai, ką norėjote pasakyti romanu žmogus, kuriam nieko nereikėjo. Neatsimenu, koks rašytojas pasakė, bet jisai pasakė, kad nėra jokios prasmės aiškinti knygas. Nes tu negalėsi pasigauti kiekvieno skaitytojo ir pasikviesti jį kavos ir jam papasakoti, ką aš norėjau tą knygą pasakyti. Nesvarbu, ką aš norėjau tą knygą pasakyti, svarbu, ką skaitytojai toje knygoje rado. Pažvelkime į turinį. Taškas, linija, trikampis, kvadratas, žvaigždė, šešiakampis. Ką ir kodėl konstruojate? Šitą idėją kilo iš žiūrėjimo į žmonės. Aš pastebėjau, kad žmonės kalbėdami daug gestikuliuoja, net ir tokie uždari žmonės kaip lietuviai. Ir pastebėjau, kad mojuodami rankom jie labai dažnai rodo kažkokias tai formas. Tarkim, žmogus, kai kalba apie savo santykį su kažkuo, tai jis rodo apskritimą, tai staiga jis įrodo kvadratą ir aš pagalvojau, kad tai nėra atsitiktinumas, kad mūsų kūno kalba išreiškia kažką daugiau apie tą santykį. Todėl aš perkeliau, tai žinoma, tada aš pasikartojau savo žinias apie gestalt psichologiją, apie sinesteziją ir panašius dalykus, kaip mąstymas reiškiasi formomis, spalvomis ir su panašiais dalykais. Apie romaną Lengviausias Donatas Petrošius sakė: šis romanas – lengviausias būdas atsikratyti literatūrinės apatijos. O kas jums, Rasa, kelia literatūrinį nuobodulį ir kaip jį išvaikote? Su bet kokiais meno kūriniais, tiek su literatūra, tiek su filmais,
jeigu aš skaitau arba žiūriu filmą ir kitą rytą aš negaliu atsiminti, apie ką buvo šita knyga ir filmas, aš manau, kad tai rodo visišką bevertiškumą šitų kūrinių. Ir pagaliau išmokau to nebedaryti, atsiverčiu knygą, jeigu matau, kad tegu jinai ir pripažintas klasikinis kūrinys, kad jeigu aš jaučiu, kad rytoj aš jos neatsiminsiu, aš jos nebeskaitau. Aštri kritika skrieja iš interneto komentatorių. Kaip į ją reaguojate? Man labiausiai patinka komentatoriai, kurie komentuodami mano knygas sako, kokia negraži autorė. Liktai aš eičiau į Miss konkursą, arba komentarai, kurie prasideda, jos knygų aš neskaičiau ir neskaitysiu, bet tuo pat metu turiu ką pasakyti. Ir visokie asmeninio pobūdžio ir nei kiek su literatūra nesusiję komentarai, visiškai nesuprantu, kodėl toje vietoje jie turėtų būti išsakyti. Bet šiaip komentarų skaityti labai juokinga, labai linksmas dalykas. Esate parašiusi puikią knygutę vaikams. Kas ją įkvėpė? Ar dar pamatysime Rasą, vaikų literatūros kūrėją? Mano jaunesnis sūnus visą laiką užduoda man šitą klausimą, kodėl aš nustojau rašyti knygas vaikams. Ir aš jam sakau, kad rašyti knygas vaikams yra daug sunkiau negu rašyti knygas suaugusiems. Nes suaugusio knygoje tu gali įdėti daug skirtingų idėjų. Vaikų knyga turi būti paremta viena labai aiškia, stipria idėja. Ir tokią idėją sugalvoti labai sunku. Ir kol kas aš tokios aiškios idėjos neturiu, tada mano vaikas man sako, tai labiau pasistenk. Tai aš stengiuosi, jeigu tik aš turėsiu tokią idėją, parašysiu būtinai. Ką iš kolegų rašytojų skaitote? Kokios knygos sukrėtė, nustebino? Dar neskaičiau Agnės Žagrakalytės naujo romano, bet tikrai prižadu jį paskaityti, nes Agnė yra gan gera mano draugė. Ir mes pradėjom rašyti kartu. Aš pradėjau pirmą romaną, jinai pradėjo šitą romaną. Aš pirmą išleidau, jinai vis dar rašė, aš išleidau antrą, jinai vis dar rašė, aš išleidau trečią ir pagaliau jinai išleido savo. Tai man labai smalsu paskaityti, ką jinai parašė tuo metu vienoje knygoje, kai aš parašiau 3. Kaip jūs rašote? Ar subrandinate konkrečią idėją pradžioje, ar imatės rašyti nežinodama, kur pasuks veikėjų likimai ir siužetas? Visiškai nežinodama atsisėdu prie kompiuterio ir tada tiesiog mintis ateina pačios savaime. Ir kažkaip keistai tie veikėjai atsiskiria ir pradeda gyventi visiškai atskirai nuo manęs. Kartais man veikėjas visai patinka, aš lyg ir norėčiau jį tęsti, bet jis kažkodėl nesitęsia ir viskas. O kiti veikėjai man visiškai nepatinka, aš kaip ir norėčiau juos, bet jie nepasiduoda ir kažkaip tęsiasi ir tęsiasi ir tęsiasi. Dėkuoju už pokalbį ir sėkmės kūryboje.